Sveiki, šiandien aš jums parodysiu, kaip rasti grafiko listinės funkciją. Tarkim, mums yra duota funkcija f nuo x, kur yra lygi x trečiuoju. Ir mums reikia rasti listinės funkciją taške, kai x yra lygus 2. Tai listinės funkcija, aišku, bus tiesia. O tiesės funkcija galėtų atrodyti štai šitaip. Tarkim, turim g nuo x. Tai tiesės funkcija galėtų būti ax plus b. A žymi grafiko statumą. Statumas. O b žymi, kur mūsų grafikas kerta y ašį. Tai kur kerta y. Dabar viską žinome apie tiesės, tai galime nusibrėžti savo kubinės funkcijos grafiką. Čia mūsų x ašis, ir čia mūsų f nuo x. Tai kubinė funkcija atrodo maždaug štai šitaip. Ir kai x yra lygus 2, mūsų listinė šitame taške turėtų atrodyti štai šitaip. Maždaug taip. Tai mums reikia rasti a, statumą. Kas prisimenat, statumas yra tas pats, kas išvestinė, kadangi išvestinė mums sako, kaip greitai kažkas keičiasi. Tai mūsų a bus lygi f išvestinė nuo 2, kadangi f išvestinė nuo x bus lygi 3x kvadratu, tai vietoj x įsistatom dvejetą ir bus 3 kart 4 ir bus 12. Tai mūsų a bus lygu 12. Toliau mums reikia sužinoti, kur mūsų listinė kerta y ašį. Tai mes žinome, kad šitame taške, kai x yra lygus 2, mūsų du grafikai susikerta ir jie tame taške bus lygus. Tai reiškia, kad mūsų listinės grafikas taške x lygu 2 bus lygus mūsų funkcijos f nuo x grafikui, kai x yra lygus 2. Tai pamėginkime įsistatyti skaičius. Mūsų g nuo x funkcija yra štai čia. A jau susiskaičiavome. Tai galim įsirašyti vietoj a12 ir kart vietoj x 2. Tada plus b, kadangi b yra mūsų nežinomasis ir mes to ir ieškome. Ir tai bus lygu f nuo 2. F bus x kubu, tai f nuo 2 bus 2 kart 2 kart 2 bus 8. Tai mes dabar galime labai lengvai susirasti, kur kerta y ašį. Tai b bus lygu 16. Atsiprašau, minus 16. Tai listinė iš tikrųjų turėtų būti daug statesnė, kad čia būtų minus 16. Tai mums beliko tik tai įsistatyti skaičius. Tai mūsų listinės funkcija būtų a kart x, mūsų a yra 12, tai 12x minus b, tai o mūsų b yra 16, minus 16. Tai aš buvau iš anksto nusibrėžęs šitą grafiką, tai mėlyna linija yra mūsų funkcija x kubu, o raudona linija mūsų listinė. Kaip matote, jį kerta y ašį ties minus 16. Tačiau yra ir lengvesnis būdas surasti listinės funkciją. Tai yra tam formulė. Y, tai čia bus mūsų listinė. Listinė yra lygi f nuo x nulinio plus f nuo x nulinio kart x minus x nulinis.
Atsiprašau, čia turėjo būti f išvestinė nuo x0. Mūsų x0 yra taškas, kuriame norime surasti lestinę. Tai čia bus 2, 2 ir 2. O x yra mūsų nežinomasis. Tai pamėginkime pažiūrėti, ar gausime tokį patį rezultatą. Tai f nuo x0 tai bus 2 kubu plus f išvestinė nuo x0. Tai bus 3 kart 2 kvadratu ir padauginti iš x minus 2. Tai bus lygu 8 plus 12x minus 24. Ir tai bus tas pats, kas 12x minus 16. Kaip matote, gavom lygiai tą patį rezultatą. Tai jeigu atsimenate šitą formulę, jums nereikia spręsti visko iš eilės, kaip aš dariau štai čionais. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.